Skandinaviškas gyvenimo būdas mūsų siejasi su absoliučiu gėriu. Tad ir švedai mūsų akimis yra tie, kurie gyvena gražiai ir lengvai. Kaip jūsų nuomonė, šita paroda koreliuoja su šituo populiariu požiūriu? Čia turbūt visam pasaulyje egzistuoja ta skandinavų socialinio gerbūvio idėja ir šitam projekte jinai iš tiesų labai dažnai yra eskaluojama, naudojama ir daugelis menininkų ją atsigręžia. Ir įdomu tai, kad jaunoji karta jau nelabai tiki šituo, kaip pasakyti, geruoju gyvenimu ir iš tiesų šitą socialinio gerbūvio temą labai dažnai kvestionuoja. Ir įdomu tai, kad apskritai šitoj parodoj, jeigu vertinti taip vakarų Europos šiuolaikinio meno kontekste, tai didelių naujovių galbūt ir nepastebėsime, nes visi dirba su įvairiausiom medijom ir temos identiškos ir panašiai. Tik tai įdomus aspektas yra, kad švedams labai rūpi tas jų tapatybės arba bendruomeninio aš klausimas, nes daugelis menininkų iš tiesų atsigręžia į tą švediško identiteto klausimą ir būtent per šitą socialinės kritikos prizmę. Tai yra, ar iš tiesų gyventi Švedijoje yra taip gerai. O gerai vaikštant po pačią parodą, ar galima išskirti kažkokį grinai švedišką geną šitoj kūrybai? Švedišką geną. Labai yra įdomus aspektas Švedijos kultūroje, bet čia turbūt ir didžioji daugumoje Skandinavijos šalių, kad nėra skirtumo tarp profesionalų ir mėgėjų. Ir vaikštant iš tiesų galima pastebėti šitą aspektą, kas mūsų kultūroje tai jau yra griežtos ribos. Ir kita vertus labai būdinga, aišku, ta feministinė tema, kur yra vėlgi įvairiai traktuojama, manipuliuojama ir apžaidžiama menininkų. Ir svarbi tema gamtos santykis arba galbūt netgi platesnių kontekstų tas kultūrinis santykis tiek su gamta kaip tokia, tiek su savo istorija, praeitim, nes pamatysite ten ir fotografijų seriją, tarkim, kurioje vaizduojami senųjų būtų ar interjerų atplaišos ir relikvijos ir įvairiausi štai tokie instaliaciniai dariniai. Gamtos kontekste mes vėlgi pamatom ir Švedijai labai būdingą temą ekologiją, kuri netiesiogiai per gamtą, bet per kartono dėžes ir popieriaus perdirbimo gamybos struktūra yra pateikiama instaliacijai. Taip kad tos temos, manau, kuriom šiaip, jeigu kalbam apie Švediją, visada asocijuojasi mums tas gamtos, ekologijos, feminizmo klausimai, tai jie visi atsispindi šitoj parodoje. Tai ar tai švediškas genas, ar tai yra sociokultūrinė patirtis, tai galim diskutuoti. So, could you point out something that unites all the artists participating in this exhibition, except nationality? I think for all of the artists it's about finding a way to understand the contemporary society. I think that's the basic thing. In your opinion, what is specific for contemporary art scene in Sweden at all? I think there are some different things that are significant, but one thing that I believe is interesting is actually that we had this era of welfare system that worked for several decades. And as you know, Sweden was not in the Second World War, not was in the First War. So it's been 200 years of peace. And that's, of course, it's good in many ways. I don't say anything else. But it's a different story from other countries and regions. And it also that creates an idea that everything is secure and safe. And now it's spoiling a little bit. Yeah, but now when it's globalization, people lose their jobs, competition between different cities, regions, young people know that the future are not secure anymore. And the parents' generation had very good opportunities, but they have to struggle. And that changed the image of the view of Sweden and self-image of a welfare system. And what's happening also is that
Swedish young people go to, for instance, Germany, France, England, and realize that the welfare system is even better in those countries. Not in every single detail, but to a large extent it's the same quality and even better. And we are brought up with the idea that Sweden is the best country in a lot of areas. When I heard about this exhibition, I thought, okay, Sweden, Stockholm, cool. And just later, maybe this afternoon, I thought to myself that it's not Stockholm, it's Sweden. And I think this thinking is some consequence of situation in Lithuania, because there's a very strong centralization, despite what the people say. It's Vilnius is capital of Lithuania, Vilnius is capital of art, Vilnius is capital of whatever you think of. So what is the situation with regarding this centralization in Sweden? Is it the same or different? In Stockholm, I think they believe they are in the center. Stockholm is nice, but now I think there is, due to the country is very large in extension, it happens so that you can see a difference between the south part, close to Copenhagen, are one center, Stockholm is one center, and Gothenburg is one center, and they are to some way dividing. And then it's also people moving to these cities, so it's also division between cities and these poor regions. And actually there are regions that have less people than in the 100 years ago, and that of course will create a problem. And in the globalized world, it is a center that survives more than the actual national state. So Sweden stands in front of huge things that have to find a solution.